laisva tema, kuri vadinasi Kodėl tūkstantmetėje karalystėje bus aukojamos gyvulių aukos. Praeitą kartą kalbėjau apie šventyklą, ne, kas tie tėvo namai, ar ne, Jėzus sako, mano tėvo namuose yra daugybė buveinių ir mes žiūrėjom į tą šventyklą, kuri bus pastatyta tūkstantmetėje karalystėje. Daug buvo šventyklų, buvo Mozė pirmiausia palapinę statė, paskui Saliamono šventyklą. Paskui, nepamirškim, Antikristas pastatys šventyklą. Ir jis pastatys šventyklą ne šiaip savo. Jis protingas, jis gudrus. Jis padarys, kaip Kristus padarys. Nes kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę ir įkurs tūkstantmetę karalystę žemėje, jis joje pastatys šventyklą. Šitą šventyklą, kodėl šventykla? Ji buvo pažadėta Izraelio tautai. Ezekielis rašo apie tai. Ezekielis parašė, jam buvo duotas regėjimas apie tą šventyklą. Nuo 40 iki 48 skyrius, 9 skyriuose rašom apie šventyklą, paskui ten apie Izraelio žemių, tą aplinkui šventyklą, kaip bus padalintos žemės. Šitiek skyrių apie šventyklą ir apie tai, kas vyks toje šventykloje ir tai, kas tarnaus toje šventykloje. Tai buvo Izraelio tautos viltis, nes nepamirškim, Izraelio tauta prarado visą tai. Dėl ko? Dėl savo kalties. Jie paliko viešpatį ir viešpats juos apleido, atidavė į nelaisvę, šventykla buvo sugriauta, miestas sugriautas, viskas buvo sudeginta, į pelenus paversta. Bet ateityje išgelbėtieji, Izraelio tautos išgelbėtieji, rašoma, jie bus karaliai ir kunigai žemėje. Atsiverskim Apreiškimo knygą 20 skyrių. Jie bus kunigai. Kristaus kūno bažnyčia nėra kunigai. Niekur Paulius savo laiškuose Kristaus kūnui rašydamas nevadina mūsų karaliai ir kunigai. Nes mes niekuomet nebūsime karaliai ir kunigai. Kunigystė buvo pažadėta Izraelio tautai. Kas buvo kunigai? Kokia tauta buvo kunigai žemėje? Porą tūkstančių metų. Izraelio tauta buvo kunigai ir jam žadėta kunigystė. Ir Apreiškimo knygoje 19 skyriuje, 20 skyriuje rašoma apie jų prisikelimą, kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę, Izraelio tauta bus sukviesta, Kristus siųs savo angelus, jie surinks visus iš žemės pakraščių, visus įtikėjusius to žydus. Čia po suspaudimo. Ir parves juos jiems pažadėta karalystė, jiems pažadėta šalį, viešpats palaimins šitą šalį. Ir jie bus rašoma 20 skyrius 6 eilutė. Palaimintas ir šventas tas, kuris turi dalį pirmajame prisikėlime. Pirmame prisikėlime, kuriame bus prikelti tie, kurie bus palaiminti, kurie paveldės karalystę, o kas antram prisikėlime bus prikelti? Didysis baltasis sostas. Ten stos visi, kurie bus nubausti ir nusiųsti į ugnies ežerą. Tai pirmasis prisikėlimas Izraelio tautoje bus palaimintas. Nes čia visi tie, kurie yra išgelbėti. Palaimintas ir šventas tas, kuris turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi valdžios, bet jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir karaliaus su juo 1000 metų. Mes žinom, kad šita karalystė truks 1000 metų ir Izraelio tauta bus karaliai ir kunigai. Kunigai jie bus. Jiems žadėta kunigystė. Jie buvo kunigai. Arono giminėje buvo aukščiausiai kunigai, ar ne? Ir paskui visi kiti levitai, jau žemesni kur buvo. Kunigai. Kristaus kūnui niekuomet nebuvo kunigystė žadėta. Čia tik tai krikščionių fantazijas. Čia tų, kurie neatskiria Pauliaus apaštalystės. Kurie viską į vieną vietą sumeta į tą bendrą katilą ir iš jo traukia viską, kas jiems patinka, kas jiems prie dūšios. Tačiau Dievo žodyje reikia pamatyti skirtumus. Kur yra pagonio apaštalas Paulius, kur yra Kristaus kūno bažnyčia ir kur yra Izraelio tauta.
ir jiems siųsti 12 apaštalų, kurie irgi parašė laiškus, ir Petras, ir Jonas, ir Jokūbas, laiškas Hebrajams, apreiškimo knyga, visą tai skirta Izraelio tautai. Ir jiems žadėta kunigystė, jie bus kunigai žemėje. Ir ta kunigystė truks žemėje tuo metu 1000 metų, tai bus ypatingas laikotarpis. Sakyčiau, panašus į dabartinį. Ir pažiūrėsim, kuo jisai panašus. Bet tai bus ypatingas laikotarpis. Ir tuo laikotarpiu, tam laikotarpiu 1000-mečiui bus pastatyta šventykla. Jėzus Kristus pastatys šventyklą. Ką Antikristas prieš tai bus padaręs irgi. Kristus, suprantam, padarys ne todėl, kad Antikristas padarė, bet todėl, kad buvo žadėta Dievo žodyje. Antikristas lygiai tą patį darys. Kas buvo žadėta Izraelio tautai Dievo žodyje. Ir taip suklaidins labai daug žydų. Nes jie tikės juo, kad jis yra jų Kristus. Bet aš ne apie tai dabar. Šiandien dienos tema visai ne apie tai. Taigi, Kristus pastatys šventyklą. Atsiverskim Jeremijo pranašystę. Tuoj palaukit. Jeremijo, greičiausiai, Jeremijo 33 skyrių. Ne, atsiprašau, ne Jeremijo. Zacharijo 6 skyrius. Zacharijo 6 skyrius. Zacharijo 6 skyrius. Zacharijo 6 skyrius. 12-13 eilutės. Ir jam kalbėk sakydamas, taip kalba kariuomenių viešpats sakydamas. Štai vyras, kurio vardas Atžala, Atžala, čia matom didžiosiam raidėm, ir keliose vietose dar Zacharijas vienoje vietoj, ir kitur dar pranašai Izaijas, Jeremijas, kalba apie Atžalą. Tai vardas Atžala išskirtas. Ir tai ne kas kitas, o Jėzus Kristus. Ir jisai pavaizduotas tuose įvairiuose vietose, kur kalba ir Jeremijas, Izaijas ir Zacharijas, skirtingais aspektais, ką Jėzus Kristus padarys. Jis išaugs iš savo vietos ir pastatys viešpaties šventyklą. Jis pastatys viešpaties šventyklą, jis nešios šlovę, jis sėdės ir valdys savo sostę, jis bus kunigas savo sostę. Ir taikos taryba bus tarp tų abiejų. Kokių abiejų? Tarp kunigo ir sosto. Jis bus kunigas ir sosto. Kas sėdi? Karalius. Kas Jėzus Kristus? Karalių karalius. Ir kas dar? Aukščiausiasis kunigas. Laiške Hebrajams rašoma. Aukščiausiasis kunigas pagal Melkizedeko tvarką. Tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Žmogus Kristus Jėzus. Taigi matom, bus pastatyta šventykla. Ar ne? Ir toje šventykloje bus aukojamos aukos. Atsiverskim, mes pažiūrėsim nemažai šiandieną dalykų. Bandysim įsiaiškinti, kodėl aukos. Suprantam, kad Kristus, kai mirė ant kryžiaus, į savo krauju sumokėjo auką už mus ir taip pat už Izraelio tautą. Laiškas Hebrajams rašo, kaip Kristus tapo ta tobula auka Izraelio tautai. Tobulesnė už visas tas aukas, kurias jie aukodavo Senojo testamento laikais toje šventykloje. Jis pakeitė visas aukas. Nebereikia aukų. Tai kodėl 1000-metėje karalystėje bus aukojamos aukos? O mes pasižiūrėsim dabar, kad
aukos bus aukojamos. Ezekielis, 43 skyrius. Ir paskui pažiūrėsime, ką reiškia tos aukos. Kodėl jos bus aukojamos. Ir dar pažiūrėsim, tūkstantmetėje karalystėje bus šventykla. Tačiau, kai bus sukurta naujas dangus ir nauja žemė, ir naujoji dangiškoji Jeruzalė bus nuleista į žemę iš dangaus, šventyklos kaip tokios nebebus. Kodėl tūkstantmetėje bus, o ten nebebus? Ir į tą pažiūrėsim. Tie dalykai susipina vienas su kitu, susiriša. Rasim atsakymų, jų yra daugybė, nes čia daugialypis dalykas, čia nėra taip tiesmukiškai nepasakysi. O, taip ir taip. 43 skyrius. 43 skyrius nuo 7 eilutės. Turim suprasti, tai pažadėta Izraelio tautai, ką Dievas darys su jais ateityje. Supraskim tokį dalyką. Dievas žadėjo Izraelio tautai šventyklą, kunigystę ir kunigai toje šventykloje tarnaus. Dievas negalėjo pasakyti, o, šventyklos nebebus. Kam jums jį? Ji bus reikalinga, aukos reikalingos, nes jos atliks tam tikrą paskirtį. 43 skyrius, nuo 7 eilutės. Ir jis man tarė, žmogaus sūnau, mano sosto vietos ir mano kojų padų vietos, kur aš per amžius gyvensiu tarp Izraelio vaikų ir mano šventojo vardo, nebesuterš Izraelio namai. Nei jie, nei jų karaliai savo paleistuvavimu ir savo karalių lavonais jų aukštumose. Reiškia, ateityje bus tokia tvarka, kada jie žydai, kunigai aukodami šventykloje, nebesuterš viešpatės vardo. Bus visiškai kita situacija. Žiūrim 18 eilutę. Ir jis man tarė, žmogaus sūnau, taip sako viešpats Dievas, šitie yra aukuro įsakai tą dieną, kai jį padarys. Kad ant jo atnašautų deginamąsias atnašas ir kad ant jo šlakstytų kraują ir levitams kunigams esantiems iš Sadoko sėklos, kurie artinasi prie manęs man tarnauti, sako viešpats Dievas, duok jauną jautį. Atkreipkim dėmesį, Sadoko sėkla, kažkodėl tai buvo išskirtiniai šitie žmonės, kurie gimė levitams. Nes buvo tarp levitų, kurie buvo prakeikti dėl savo elgesio. Tik tam tikros, jie visi levitai buvo. Bet Sadoko linija iš levitų buvo, jiems Dievas davė pažadą, nes jie išliko ištikimi viešpačiui. Ir tūkstantmetėje būtent jie atliks šitą pareigą, ne kiti iš Levio giminės. Ir levitams kunigams esantiems iš Sadoko sėklos, kurie artinasi prie manęs man tarnauti, sako viešpats Dievas, duok jauną jautį nuodėmės atnašai ir paimk jo kraujo, uždėk jo ant 4 jo ragų, ant 4 išsikišimo kampų ir ant briaunos aplinkui. Taip jie apiplausi ir apvalysi. Ir čia kalbama apie tas nuodėmes. Mes dar sugrįšim trumpam pažiūrėti, kodėl bus jos atliekamos. Bet pačioj pabaigoje rašoma, dabar šiam kartui pažiūrėkim, 27 eilutė. Ir šioms dienoms pasibaigus bus, kad 8 dieną ir vėliau kunigai atliks ant aukuro jūsų deginamąsias atnašas ir jūsų taikos atnašas. Ir aš jūs priimsiu, sako viešpats Dievas. Bus ta diena, bus tie laikai, tūkstantmetėje karalystė, kai viešpats priims Izraelio aukas. Jie bus priimtini. Bus priimtina kunigystė, jie atliks priimtiną tarnystę šventykloje. Ir tai buvo žadėta Izraelio tautai, jie turės tai daryti. Tai buvo pažadas. Atsiverskim Jeremijo Apreiškimo knyga. Apreiškimo knyga 3 skyrių. Apreiškimo knyga 3 skyrius. Tik visuomet prisiminkim, kad tarnystė šventykloje truks tik tai 1000 metų.
amžinybėje, kai bus naujas dangus, nauja žemė, šventyklos nebus. Šitos tarnystės daryti nebereikės. Ir mes vėlgi pažiūrėsim, kodėl būtent tik tūkstantmetėje karalystėje visą tai bus daroma. Apreiškimo knyga 3 skyrius, 12 eilutė. Kas nugali, tą padarysiu stulpu mano Dievo šventykloje ir jis nebeišeis laukan. Jis toje šventykloje tarnaus. Tūkstantmetėje karalystėje. Ne per amžius visą tai tūks. Tik tūkstantmetėje karalystėje. Taip. Jeremijo 33 skyrių atsiverskim. Dievas žadėjo Izraelio tautai, kad jie turės šventyklą ir levitai toje šventykloje tarnaus. Jis kalbėjo apie ateitį. Ateityje, kai Dievas palaimins Izraelio tautą, jie atpirks, tada jie bus karaliai ir kunigai ir jie šventykloje tarnaus. Tai Dievo pažadas. Jeremijas 33 skyrius, 15 eilutė, nuo 15 eilutės. Tomis dienomis ir tuo metu aš užauginsiu Dovydui teisumo atžalą, vėlgi ta pati atžala, Jėzus Kristus. Ir jis vykdys teismą ir teisumą šalyje. Tomis dienomis Juda bus išgelbėta ir Jeruzalė gyvens saugiai. Matom, kalbama apie ateities laikus, apie ateities Izraelio palaiminimą. Ir šis yra vardas, kuriuo ją vadins. Reiškia Jeruzalė. Viešpats mūsų teisumas. Nes taip sako viešpats, Dovydui niekada nepritrūks vyro, kuris sėdėtų Izraelio namų soste. Reiškia, Dovydui bus išpildyti pažadai. Nei levitams, kunigams nepritrūks vyro, mano akivaizdoje, kad atnašautų deginamasias atnašas, kad degintų maisto atnašas ir nuolat aukotų. Tai čia Cadoko sėkla. Taip. Cadokas, ten įvairūs kunigai atliks įvairią tarnystę. Cadokas ten būtent tą šventykloje. Ir Jeremijoje atėjo viešpatė žodis sakydamas, taip sako viešpats, jei gali sulaužyti mano sandorą dienos ir mano sandorą nakties, kad nebebūtų dienos ir nakties jų metu, tuomet galėtų būti sulaužyta ir mano sandora su mano tarnu Dovydu, kad jis neturėtų sūnaus karaliauti jo soste, ir su levitais kunigais mano tarnais. Kaip nesuskaičiuojama dangaus kariuomenė ir nesuseikėjimas jūros smėlis, taip aš padauginsiu savo tarno Dovydo sieklą ir man tarnaujančius levitus. Kaip matai dangų ir žemę, matai, reiškia visas tas dangaus kūnus, dieną ir naktį, taip ir bus. Tik suprantam, kad pranašai tuo metu nežinojo, kad tai truks 1000 metų. Visa ta tarnystė. Bet jie žinojo, kad toks yra Izraelio tautos palaiminimas. Jie tarnaus, jie atliks tarnystę šventykloje. Trumpai, pažiūrėkim keletą aukų. Ezekielis 45 skyrius. Aukos, kurios bus aukojamos šventykloje, jos ne visos vienodos. Jei pastebėjot kunigų knygoje, kur rašoma apie tas visas aukas, jos skiriasi viena nuo kitos. Jau vien pavadinimai ten yra taikos aukos, yra aukos už nuodėmę, ar ne, yra sutaikinimo aukos, įvairiausios aukos yra. Ir jos visos deginamosios, Kai sudegina, viešpats sudegina, jis viską pasiima savo. Tai priklauso viešpačiai. Tai pirmas dalykas, ką reiškia auka, tai yra viešpatės garbinimas. Mes jam aukojame. Jis mūsų viešpats. Tai priklauso jam. Tai jo. Ezekielis 45 skyrius. Kai bus pastatyta šventykla, kaip ir Mozės laikais, kad buvo, šventyklą turės apvalyti, pašvęsti. 5 skyrius,
17 eilutė. Ir tai bus kunigaikščio pareiga duoti deginamasias atnašas, maisto atnašas, ir geriamasias atnašas per šventes, per jauną mėnulį, per sabatus, visose Izraelio namų iškilmėse. Jis paruoš nuodėmės atnašą, maisto atnašą, deginamąją atnašą ir taikos atnašas. Va matom, kiek atnašų skirtingų. Kad atliktų sutaikinimą dėl Izraelio namų sutaikinimo atnašos. Taip sako viešpats, pirmąją to mėnesio dieną paimk jauną jautį bedėmės ir apvalyk šventovę. Matom, šventyklą reikės apvalyti. Tai bus ceremoniniai, apeiginiai, ritualiniai, tai yra ne ceremoniniai, ritualiniai, apeiginiai apvalymai. Atsimenat, kai Jėzus Kristus buvo pakrikštytas vandeniu? Ar jam reikėjo kažko? Ar jam reikėjo vandeniu apsiplauti? Apsivalyti? Ką Jėzus pasakė? Jonui, mums reikia išpildyti visą teisumą. Tai bus teisumo išpildymas. Izraelio tauta ateityje bus teisi tauta. Teisi tauta, kuri gyvens pagal Dievo žodį, rašo Izaijas. Teisi tauta tuo metu bus. Ir jie turės apvalyti šventyklą. Matom. Jie švęs visas tas šventes 3 kartus metuose. Čia 45 skyriuje Ezekielio rašoma. Čia jos išvardintos. 20 eilutė. Taip tu daryk 7 to mėnesio dieną, už kiekvieną klystantį ir už paiką, taip sutaikinsite namus. 1 mėnesį 14 to mėnesio dieną pas jūs bus apėjimas, 7 dienų šventė, turės būti valgoma nerauginta duona. Ta diena kunigaikštis paruos už save ir už visą šalies tautą jauti nuodėmės atnašai. Per 7 šventės dienas jis paruoš viešpačiui deginamąją atnašą, 7 jaučius ir 7 avinus be dėmės, kasdien per 7 dienas ir kasdien po ožiuką iš ožių nuodėmės atnašai. Taigi, įvairiausios atnašos ir nuodėmės atnašos. Pažiūrėsime dar visą tai. Atsiverskim 43 skyrių Ezekielio. Čia Ezekieliui duoti visi tie išmatavimai aukuro, koks aukuras bus, kaip jis bus padarytas. Rašoma toliau 43 skyrius 18 eilutė. Ir jis man tarė, žmogaus sūnau, taip sako viešpats Dievas, šitie yra aukuro įsakai tą dieną, kai jį padarys, kad ant jo našautų deginamasias atnašas ir kad ant jo šlakstytų kraują. Ir levitams kunigams esantiems iš levitų Cadoko sėklos, kurie artinasi prie manęs man tarnauti, sako viešpats Dievas, duok jam jauną jautį nuodėmės atnašai ir paimk jo kraujo, uždidėk jo ant 4 jo ragų, ant 4 atsikišimo kampų ir ant briaunos aplinkui, taip jį apiplausi ir apvalysi. Ką reikės padaryti? Apiplauti ir apvalyti aukurą. Tai yra ritualinis apiplovimas. Šitaip priimta pagal įstatymą daryti. Apiplauti aukurą. 21 eilutė. Taip pat paimk nuodėmės atnašos jautį ir jį sudegins paskirtoje namo vietoje už šventovės ribų. Reiškia, kad tu ant aukuro galėtum kažką tai daryti, atlikti aukas, tu pirmiausia jį turi apiplauti, apvalyti. Kodėl reikės apvalyti? Dabar pasvarstykim. Tūkstantmetėje karalystėje, aš sakiau jau, kad tūkstantmetėje karalystėje situacija kaip pasaulyje bus panaši kaip dabar, kad yra.
Kodėl? Todėl, kad tūkstantmetėje karalystėje žemėje tebebus nuodėmė. Jūs nemanykit, kad tūkstantmetėje karalystėje viskas bus tyra, šventa, gražu, kaip amžinybėje. Be nuodėmės, be mirties. Ne. Bus mirtis žemėje, bus nuodėmė žemėje. Atsiverskim trumpam apreiškimo knygą 20 skyrių. Pažiūrėkim, kas atsitiks po tūkstantmetės karalystės. Kokie žmonės toje tūkstantmetėje karalystėje gyvens. Apreiškimo knyga 20 skyrius. Dvidešimtas skyrius 7 eilutė. Ir kai tūkstantis metų pasibaigs, šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suklaidinti tautų esančių 4 žemės kampuose. Gogo ir Magogo surinkti juos į mūšį, kurių skaičius yra kaip jūros milčių. Ir jie ėjo aukštyn ant žemės platumos ir apsupo šventąją stovyklą ir mylimąjį miestą. Ir nuo Dievo iš dangaus nužengė ugnis ir juos prarijo. Tūkstantmetėje karalystėje gyvens minios nusidėjėlių, kurie sulaukę tūkstantmetės karalystės pabaigos sukils prieš karalių Jėzų Kristų. Sukils. O taip kaip dabar, kad pasaulis visas maištauja prieš Dievą, prieš Kristų. Duokim tą galimybę, jie padarys tą patį, kaip ir po pasibaigus tūkstantmetį padarys kiti pasauliečiai. Bet jie bus netikintieji. Tai be abejo. Aišku, Elina. Juos sunaikins. Tėvas iš dangaus nuleis ugnį, juos sudegins. Pasiims auką savo. Sunaikins juos. Maištas. Iš kur maištas? Kas maištauja? Atpirktas šventasis, kuris kuriam nuodėmė sunaikinta, ar tas, kuris nuodėmę turi? Kuriame yra nuodėmė, nuodėminga prigimtis. Aišku, kad tas, kuriame yra nuodėminga prigimtis. Nes nuodėminga prigimtis yra neklusnumo vaikai. Atsiverskim laišką Efeziečiams. 2 skyrių. Laiškas Efeziečiams 2 skyrius. Dabar pasaulis lygiai toks pat. Laiškas Efeziečiams 2 skyrius. Ir jis atgaivino jūs, kurie buvote mirę nusižengimuose ir nuodėmėse, kuriuose praeityje vaikščiojote pagal šio pasaulio eigą, pagal oro valdžios kunigaikštį, dvasią, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Dabar pasaulyje gyvena neklusnumo vaikai. Kam jie nepaklūsta? Dievui. Dievo žodžiui. Kam tūkstantmetėje karalystėje nepaklus tie neklusnumo vaikai? Dievui, Dievo žodžiui. Ir kai tik tai bus galimybė eiti ir kovoti, kariauti prieš Kristų, jie iš karto susiburs ir eis. Nes visą tą 1000 metų jie nekentė tos tvarkos. Nekentė tuo karaliaus, kuris sėdi Jeruzalėje. Nekentė jo įstatymą. Bet jie nenorėjo nieko daryti, kad nebūtų įmesti į ugnies ežerą, į pragarą. Jie stengiasi laikytis tų visų įstatymų, nelaužyti. Bet širdyje jie nekentė jo. Ir kai tik tais pasirodys galimybė, jie susivienys prieš Kristų. Maištininkai, nuodėminga prigimtis. Tūkstantmetėje karalystėje bus nuodėminga visuomenė. Tačiau tarp jų bus ir tokių, kurie įtikės. Atsiverskim Izaijo pranašystę 56 skyrių. Pažiūrėsim keletą pranašų. Izaijo pranašystė 56 skyrius.
Vienintelė tauta tuo metu, kuri bus be nuodėmės. Kas? Tūkstantmetė karalystė. Izraelio tauta. Atpirkta Izraelio tauta, kurie bus karaliai ir kunigai tuo metu žemėje. Jie bus be nuodėmės. Nes bus įrašytas įstatymas jų širdis. Dievas duos jiems naują širdį, duos jiems savo dvasią. Jie bus visiškai kitokie žmonės. Jie gyvens. Pagal įstatymą gyventi bus pagal jų naują prigimtį. O visas pasaulis, jie tebeturės nuodėmingą prigimtį. Ir tą 1000 metų, ką darys kunigai Izraelio, eis į pasaulį ir evangelizuos pasaulį. Jie gelbės pasaulį. Ir šventykla bus viena iš tokių priemonių. Ir tos aukos. Izaijo pranašystė 56 skyrius. 56 skyrius nuo 6 eilutės. Taip pat svetimšalio sūnus prisijungusius prie viešpatės jam tarnauti. Svetimšalio sūnus. Ne žydus. Prisijungusius prie viešpatės jam tarnauti ir mylėti viešpatės vardą, būti jo tarnais, kiekvienas saugantis sabatą nuo suteršimo ir nusitvėrusi mano sandoros, bus skelbiamas įstatymas, bus laikomasi tų švenčių, ar ne? Bus 3 kartus metuose švenčiama šventės. Paskaitysime Zacharijo 14 skyrių, kaip tautos eis ir tarnauti viešpačiui. Juos, 7 eilutė, juos aš atvesiu į savo šventąjį kalną ir juos pradžiuginsiu savo maldos namuose. Jų deginamosios atnašos ir jaukos bus priimtinos ant mano aukuro, nes mano namai bus vadinami maldos namai visoms tautoms. Šitai bus 1000-metėje karalystėje. Ta šventykla, ta tarnystė kunigų, levito, bus iš didžiąja dalimi skirta evangelizuoti šituos pagonių tautas. Jie ateis ir jie bus išgelbėti. Kaip jie bus išgelbėti? Papjovę tą gyvulį? Ne. Jie bus išgelbėti pasitikėdami Kristumi. Nes visos tos aukos, jos simbolinės, jos ritualinės, jos apeiginės, ten yra apvalymai visokie, ar ne? Paskaitysim tuoj dar keletą tokių svarbių eilučių iš laiško Hebrajams. Bet dabar noriu, kad pamatytumėm, kad pagonis aukos. Atsiverskime Izaijo 60 skyrių. Jie ateis į šventyklą. Izaijo 60 skyrius, 7 eilutė. Čia vėlgi kalba apie tuos pačius laikus. Nuo 6 galima. Daugybė kupranugario apdengs tave, Midjanai ir Efas dromedarai. Visi tie iš Šebos ateis, jie atgabens auksų ir smilkalų ir jie skelbs viešpatės gyrių. Matom, pasaulis visas pamatys Kristų. Pamatys, kaip Izraelis išgelbėtas, kaip Dievas palaimino Izraelio tautą, pastatė jam šventyklą, kaip žadėjo, kaip toje šventykloje atliekami tie tarnavimai, kaip kunigai garbina savo viešpatį. Jie nebegarbina dievų, tų pagonių dievų. Jie ištikimi savo viešpačiu, jie pasikeitė. Izraelis visiškai kita tauta. Ištikima viešpačiu, ištikima jo žodžiui. Ir pagonis to užkrėsti ateis. Užkrėsti tos naujos gyvensenos, to išgelbėjimo. Visi tie iš Šebos ateis, jie atgabens auksų ir smilkalų ir jie skelbs viešpatės gyrių. Visos Kedaro kaimenės bus surinktos pas tave. Nebajoto vienai tau tarnaus. Jie priimtini užlips ant mano aukuro ir aš pašlovinsiu savo šlovės namus. Viešpats priims pagonio aukas. Nes jie tai darys tikėjimu. Pasitikės.
Atsiverskim Zacharijo 14 skyrių. Zacharijas 14 skyrius. Keturioliktas skyrius. 16 eilutė. Ir vyks, kad visi, kurie išliks iš visų tautų atėjusių prieš Jeruzalę, iš metų į metus eis aukštyn garbinti karaliaus, kariuomenių viešpatės ir švęsti padangčių šventės. Ir bus, jei kas iš visų žemės šeimų neteis aukštyn į Jeruzalę garbinti karaliaus kariuomenių viešpatės, jiems nebus lietaus. Eis švęsti švenčių 3 kartus per metus. Kartu su Izraelio tauta. Tuo metu bus mokamas įstatymas visame pasaulyje. Ir pagonis ateis, matys visą tas apeigas toje šventykloje. Visas tas aukas. Ir ką jie išmoks iš to? Atsiverskim laišką Hebrajams 10 skyrių. Laiškas Hebrajams 10 skyrius. Nuo pirmos eilutės. Bus apvalymai, ar ne? Aukuro. Šventyklos apvalymai. Todėl, kad žemėje nuodėmė. Todėl, kad tie žydai, kurie išėjo į pasaulį, jie susiteršė. Ir jie, kunigai, ateis į šventyklą, jie turės apsivalyti vėl. Turės apvalyti aukurą, bus apvalymo darbai. Ne darbai, apeigos. Laiškas Hebrajams 10 skyrius. Nes įstatymas, turintis ateinančių gerų dalykų šešėlį, o ne patį dalykų atvaizdą, niekada negali tomis aukomis, kurias jie kasmet be paliovos atnašaudavo, padaryti tobulais tų, kurie prie to ateina. Nes kitaip argi nebūtų liautasi jas atnašauti. Todėl, kad garbintojai vieną kartą apvalyti daugiau nebeturėtų nuodėmių sąžinės. Bet tomis aukomis kiekvienais metais yra priminimas apie nuodėmes. Štai kodėl bus aukojamos tūkstantmetėje tos aukos, kaip ir buvo Senojo testamento laikais. Jos nebus nuodėmės pašalinimui. Bet ką jos darys, kaip ir Senojo testamento laikais, ką darė? Šitos aukos kasmet primins apie esančią nuodėmę. Nuodėmė, atpildas už nuodėmę kas? Mirtis. Reikia skirsti gyvulį. Visos tos pagonių tautos atėjusios matys, 3 kartus metuose ateis į šventyklą. Ir taip kiekvienais metais. Matys, kad reikia aukoti tas aukas ir tos aukos primena apie nuodėmę. Yra nuodėmė. Yra nuodėmė baisus dalykas. Atpildas už nuodėmę mirtis. Tai yra baisu. Pasekmės tragiškos. Atsiverskim Izaijo pranašystę 66 skyrių. Jie turės dar vieną parodą, kas atsitinka su nuodėme. Kokios yra nuodėmės pasekmės. Izaijo 66 skyrius. Šešiasdešimt šeštas skyrius.
20 eilutės. Ir jie atgabens visus jūsų brolius ir iš visų tautų, kaip atnaša viešpačiant žirgų, vežimuose, neštuvose, ant mulų ir ant greitųjų gyvulių, ant tų dromedarų, į mano šventąjį kalną Jeruzalę, sako viešpats, kaip Izraelio vaikai atneša atnašą švariame inde į viešpatės namus. Ir aš taipogi iš jų paimsiu į kunigus ir į levitus, sako viešpats, čia iš tų atgabentų žydų. Nes kaip nauji dangus ir nauja žemė, kuriuos aš padarysiu, pasiliks mano akivaizdas, sako viešpats, tai pasiliks jūsų siekla ir jūsų vardas. Ir įvyks, kad nuo vieno jauno mėnulio iki kito ir nuo vieno sabato iki kito jie švęs šitas šventes. Ezekėlyje rašoma apie tas jaunus mėnulius, kai bus aukos tos aukojamas. Visi kūnai ateis garbinti mano akivaizdą, sako viešpats. Ir jie išeis ir žiūrės į lavonus tų žmonių, kurie nusižengia prieš mane, nes jų kirminas nemirs ir jų ugnis neužges, ir jie bus pasibjaurėjimų visiems kūnams. Bus kažkoks kaip mauzoliejus lavonų. Čia taip, galima sakyti, kad jie ateis, matys tuos ten, ne, ugnies ežere, tam pragare. Galima vienaip taip matyti, bet galima matyti ir taip, kad jie ateis Jeruzalėj kažkur tai, ar ne, jie ateis garbinti ir Jeruzalėj kažkokioj tai vietoj, ar slėnis koks ir kas, ir ten lavonų krūva, kurie nubausti. Jų kirminas nemirs ir jų siela ir jų ugnis neužgęsta. Jų lavonus matys, bet jų sielos bus ten bausmės vietoje. Jų kirminas nemiršta ir ugnies neužgęsta. Galima ir taip pamatyti šitą situaciją, kad jie ateis ir matys lavonus ir sakys, kas čia per lavonai? Čia šitie, kurie neklausė viešpatės. Jie dabar yra pragare, jų kirminas nemiršta ir ugnis neužgęsta. Ką Jėzus pasakė? Jei tavo akis tave skatina nusidėti, tau geriau yra iškirsti, ar ne, išlupti vieną akį, negu kad turint dvi akis būti mestam į ugnį, kuri, ar ne, ten neužgęsta, kur jų ugnis neužgęsta ir jų kirminas nemiršta. Prisimenam visi iš Morkaus Evangelijos 7 skyriaus šitą Jėzaus kalbą. Aš įsivaizduoju tą situaciją taip, kad bus krūva lavonų ir žmonės atėję pagonės klaus, kas čia? Čia tie, kurie nepaklausė viešpatės. O aš įsivaizduoju, kad bus, sakykime, taip, mes kalbėjom apie tai. Jo. Lavonai, kirminai tie, ir ugnis, jį degs, akyse jų degs, taip, ir jie ten kentės. Aš įsivaizduoju taip kažkodėl. Jeigu jie bus sustingę, ir tavo ugnis kaip piešinys parodytas, tai čia taip neveiks. Matot, taip, yra tas variantas, kad jie ateis ir matys ten pragare tas sielą žmonių, ar ne? Bet čia vienas žodis man leidžia matyti kitaip. Izaijo 66 skyriuje dar kartą paskaitykim. 66 skyriuje 24 eilutė. Ir jie išeis ir žiūrės į lavonus tų žmonių, kurie nusižengia prieš mane. Ten ugnies ežere, tame pragare ne lavonai bus. Kas lavonas yra? Vis vien. Negyvas kūnas. Gerai, tai mums negyvas kūnas. Bet jie ten atgis, sakykime, ir degs jie nuolat. Jie sudega lavonas ir vėl jau nebe lavonas. Sudega lavonas ir vėl nebe lavonas. Aš suprantu, čia mes kalbam šitam pragare arba paskui ugnies ežere, ten ne kūnas bus, o ten bus žmogaus siela, kuri kentės. Pavidalą, be abejo. Tai galima ir taip matyti, bet aš tai matau taip. Aš matau, kad tas lavonas, ta siela, lavonas per brūkšnelį yra kaip kirminas vadinamas, ta nuodėmė. Matot, čia rašoma
lavonus tų žmonių, kurie nusižengia prieš mane, nes jų kirminas nemirs, tų lavonų kirminas nemirs ir ugnis neužges. Tai, nu... Kirminas tai siela. Taip, Jėzus sakė, aš esu kirminas, aš nesu žmogus. 22 psalmėje. Ir jie bus pasibjaurėjimų visiems kūnams. Tai aš matau, kad bus toks kaip mauzoliejus. Reiškia, tu nusižengiai, ateina angelai ar kunigai. Kunigai greičiausiai bus tada, ne angelai. Kunigai, kurie rašoma valdys pagonis geležinė lazda žemėje, nustvers apsauga, tą žmogų paims, kuris darė nuodėmes, ir jį nužudys. Jo lavoną numes, o jo siela keliaus ten, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis, ir ugnis neužges. Nu, aš taip matau, bet galbūt ir kaip ir yra kita, kaip sakyti, matymas, kad bus ta matomas pragaras ir tenai jie matys šitą tas sielas pragare, ar ne? Bet čia jau bus po didžiojo baltojo sosto ugnies ežeras. Taip. Tai va, aš labiau linkęs tą matyti. Nu, taip man labiau matosi čia. Kad yra lavonai bus čia, nes čia tas vieta bus Jeruzalėje. Nes čia jie ateis į Jeruzalę švęsti švenčių tų, rašoma, ar ne, sabatą, nuo vieno sabato iki kito, visi kūnai ateis garbinti mano akivaizdoje, sako viešpats, reiškia į Jeruzalę garbinti. Ir jie išeis ir žiūrės į lavonus tų žmonių, išeis iš to šventyklos ir kažkur tai bus vieta, krūva lavonų, kur jie nepalaidoti, jie kaip paroda, va, ateikit pasigrožėkit, kas laukia jūsų, jeigu neklausysite viešpatės. Jie lavonai čia, bet jie yra ir pragare, jų sielos, ir jų kirminas nemiršta ir ugnis neužges. Jų kirminas nemirš, nes jų kirminas nemirs ir ugnis neužges. Nu, kaip ten bebūtų, bet bus parodomoji medžiaga. Labai, kaip sakyti, labai daug iliustracijų bus. Tiek šventykloje, tiek iš šventyklos išėjus. Ką šventykloje matys žmonės, pagonis? Aukojamos aukos už nuodėmes, kiekvienais metais, nuolat. Kodėl? Nes yra nuodėmė. Ir kas su nuodėme gali susidoroti, ne šitos aukos, kurias čia mes aukojam, kunigai sakys. Na, aš interpretuoju. Bet kas? Kristaus auka. Jums reikia pasitikėti Kristumi, kuris atliko tą tobulą auką. Pašalino nuodėmes. Jis pašalina viso pasaulio nuodėmes. Juo reikia pasitikėti. Šitos aukos, kurias mes aukojame, yra tik tai liudijimas, kad yra nuodėmė žemėje. Jūs nuodėmingi esat. Ir viską, ką jums reikia daryti, jums reikia pasitikėti tuo, kuris gali pašalinti nuodėmę. O ne šitų gyvulių, kurios aukojam. Nes tie gyvuliai negali pašalinti. Nes mes nuolat juos aukojam. Ir parodom, prie ko priveda nuodėmė. Mirtis. Nes žemėje bus nuodėmė. 1000 metų žemėje bus nuodėmė. Kaip ir dabar, kad yra. Bet nėra salelės, kur kaip Izraelio tauta anais laikais bus, kur būtų visi nenuodėmingi. Šiandien. Šiandien ne, jo, šiandien taip. Tada bus viešpaties tauta. Šiandien mes esam Kristaus kūnas. Jo, ir mes tebe turim irgi nuodėmingą prigimtį, bet žydai nebeturės tuo metu. Bet va, pasauliui bus tokie, kaip sakyti, vaizdingi pavyzdžiai, kuriuos jie gyvai matys.
Tarp kitko, Senajame testamente žydai irgi tą patį matė šventykloje, ar ne, kai aukoja tas aukas. Nes rašoma, kad šitos aukos negalėjo pašalinti nuodėmės, bet tai buvo priminimas kasmet apie nuodėmę. Nuolat primena, kad yra nuodėmė. Tas pats bus ir tūkstantmetėje karalystėje. Ką Senojo testamento laikais šventyklos visą tą tarnystę dėl nuodėmės darė Izraelio tautai, tai ateityje tai bus daroma pagonims. Pagonys bus evangelizuojami, pagonys bus mokomi įstatymo. Nes Izraelio tautos įstatymų mokyti nebereikės, nes jiems bus įrašytas įstatymais į širdis ir rašoma, jie pažins mane nuo mažiausio iki didžiausio. Jeremijo 31 skyriuje. Čia šitokia bus nauja sandora sudaryta su Izraelio tauta. Tačiau pagonys reikės mokyti ir į tą 1000 metų bus pagonių evangelizavimas. Ir tarnystė šventykloje, visos tos aukos gyvulių ir tie lavonai tų žmonių, kokia ten ta situacija bebūtų, bus parodomoji medžiaga, prie ko priveda nuodėmė, kad nuodėmė yra rimtas dalykas. Tai ne šiaip savo. Nuodėmė, Dievas nežiūri nuodėmę pro pirštus. Ir kas įdomiausia, 1000-metėj karalystėj tėvo nebus žemėje. Kodėl? Todėl, kad nuodėmė yra žemėje. Naujosios Jeruzalės nebus žemėje. Nuodėmė yra žemėje. Su nuodėmė dar nėra susidorota. Todėl bus Kristus, tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, žmogus Kristus Jėzus, aukščiausiasis kunigas, kuris gali pašalinti nuodėmes visiems laikams. Ir kunigai, Izraelio kunigai, kurie bus tarnautojai, skelbėjai šitos žinios. Bus pasaulio gelbėjimo laikai. Atsiverskim 1 Korintiečių laišką 15 skyrių. Pirmas laiškas Korintiečiams 15 skyrius. Penkioliktas skyrius. Penkioliktas skyrius nuo 22 eilutės. Nes kaip Adome visi miršta, taip ir Kristuje visi bus atgaivinti. Šitas pasakymas tinka tiek Kristaus kūnui, tiek Izraelio tautai, tiek visam pasauliui, kurie tuo metu bus, kai Izraelis bus karaliai ir kunigai. Adome visi miršta, Kristuje visi bus atgaivinti. Kristaus reikia visiems. Bet kiekvienas pagal savo eilę. Kristus pirmavaisis, po to tie, kurie yra Kristaus jo atėjime. Tada ateis galas, kai jis bus atidavęs karalystę Dievui, būtent Tėvui, kai bus nugriovęs kiekvieną valdymą ir kiekvieną valdžią bei jėgą. Tūkstantmetėje, čia tūkstantmetėje karalystėje kas vyks. Kristus tūkstantmetėje karalystėje turės nugriauti kiekvieną valdymą ir kiekvieną valdžią bei jėgą. Nes jis turi karaliauti, kol padės visus priešus po savo kojomis. Paskutinis priešas, kuris bus sunaikintas, yra mirtis. Pati paskutiniausia bus sunaikinta mirtis, tame tarpe ir nuodėmė, nes mirtis, kai įėjo į pasaulį, atsirado nuodėmė. Nuodėmė, mirtis bus sunaikinta pati paskutiniausia. Atsiverskime Apreiškimo knygą 20 skyrių. Tūkstantmetėje karalystėje bus nuodėmė žemėje.
bus mirtis žemėje. Ir visi tie žmonės turės galimybę ateiti į Jeruzalę ir būti išgelbėtais. Ateiti pas tą avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Apreiškimo knyga 20 skyrius. 20 skyrius. Taip. 11 eilutė. Ir aš mačiau didžiulį baltą sostą ir jame sėdintį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus ir jiems nebuvo rasta vietos. Matom, kai bus sostas, Kristus jame sėdės, tas didysis baltasis, bus deginamas dangus, senasis dangus, senoji žemė. Petras rašo apie tai, kaip elementai visi ten sudegs ar nerašo Petras, viskas bus milžiniška ugnimi sudeginta. Ir mačiau mirusiuosius mažus ir didelius stovinčius prieš Dievą ir bus atvertos knygos. Ir buvo atverta kita knyga, kuri yra gyvenimo knyga. Ir mirusieji buvo teisiami iš to, kas surašyta knygose pagal jų darbus. Ir jūra atidavė mirusiuosius esančius joje. Ir mirtis bei pragaras atidavė mirusiuosius esančius jose. Ir jie buvo teisiami kiekvienas pagal savo darbus. Ir mirtis bei pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis. Va kur mirtis atsidurs. Ir tai įvyks per paskutinį teismą. Šitaip žemė bus sudeginta ir ta nuodėmė, ta mirtis bus visa pašalinta. Iš visos kūrinijos. Viskas. Nebebus. Ir tada bus sukurtas naujas dangus, nauja žemė. Jeruzalė bus nuleista iš dangaus. Tėvas Jeruzalėje sėdintis nusileis į žemę be nuodėmės, be mirties, švarę, naują, kurioje gyvens teisumas. Nuodėmės iš viso nebus žemėje, mirties iš viso nebus žemėje. Taip pat ir danguje. Tada tik tai tėvas nusileis iš dangaus. Nes sūnus bus viską atlikęs prieš tėvui ateinant. Bus kiekvieną valdžią sutrypęs po kojomis, palaužęs, bus mirtis nugalėta, įmesta, sunaikinta. Tada bus metas tėvui nusileisti į žemę, naują žemę, kurioje nėra nei mirties, nei nuodėmės. Taigi šitos aukos tūkstantmetėje bus aukojamos ne todėl, kad jos pašalins nuodėmes, bet todėl, kad jos tarnaus kaip įrankis evangelizuojant tom visoms pagonių tautoms, parodant, kad už nuodėmę nuolat reikia aukoti aukas, kad yra nuodėmė žemėje. Ir vienintelis galintis panaikinti nuodėmes yra Jėzus Kristus. Gerai. Ačiū tau, Tėve, už tavo žodį, už tai, ką mes randame tavo žodyje, besiaiškindami. Dėkojame tau už viską, ką tu darai su mumis, ką tu darysi ateityje tiek su Izraelio tauta, tiek su pasaulio žmonėmis, tiek su mumis dangaus vietose, kaip tu esi viską apgalvojęs ir kaip tu viską įgyvendinsi, nepriklausomai nuo to, kas ką daro, kas ką galvoja, kokius planus rezgia. Viskas bus padaryta taip, kaip tu esi suplanavęs. Dėkojame tau tavo sūnaus vardu. Amen.